Prieš įrengiant pakabinamas lubas rekomenduotina pačioj veiksmų pradžioje išsigręžti plokštėse skylės. Ir jeigu ten yra nuo žiemos ar nuo rudens likęs likutinis vanduo, jis ištekės, neįsivaizduokit, kad ten pradės lyti, ne. Paprasčiausia bus yra drėgmė, kuri jum bedarant sienas, tvarkant kitas konstrukcijas, jis paprasčiausiai išdžius ir jūsų santykinė drėgmė bute pasidarys mažesnė. Nebijokit niekada buto šildyti ir vėdinti. Konstrukcijas, kurias jūs glaistot, klijuojat, dažot, turi išdžiūti būtinai. Visuose butuose yra lubose įrengti dūmų detektoriai. Tai yra prietaisas, kuris saugo jūsų turtą nuo gaisro. Atsiradus dūmams jie suveikia, bet juos žmonės dėl įvairiausių priežasčių, dėl grožio, kažkam kažkas nepatinka, juos ar tai atjungia, ar juos panaikina. Jūs nusižengiat savo šeimos geroviai, bet jūs ir pagal priešgaisrinės taisyklės nusižengiat. Šitie prietaisai gali būti darbo metu šlifuojant sienas, lubas ir apdulkėti. Juos būtina tiesiog išvalyti. Statybų eigoje rekomenduoju užsidengti būtinai langus, duris, ne vien tik tai plona plėvelė, bet rekomenduočiau 200 mikronų peršviečiamą plėvelę. Jūs apsaugosit nuo netyčiukų skeveldrų lakstymo po butą, išsaugosit profilius langų. Jeigu turit medinius, tai ypatingai juos reikia saugoti, nes lango pakeitimas yra ne tik brangus pinigais, bet ir pats jo keitimas yra sudėtingas dalykas. Dėl to reikia visus tuos paviršius apsaugoti. Dar viena mūsų statybininkų yra rykštė, pripažįstu, kad tai kartojasi jau ne pirmus metus. Dažytojai tingi glaisto dažų likučius supilti į atskirus kibirus ir išsinešti, utilizuoti. Pilama į klozetus ir taip užkišama vamzdynai. Gerbiami mūsų klientai, nedarykit to ir reikalaukit, kad jūs grįžę po darbo matytumėt kažkur atskirai supiltų tos likučius, kad nekrėstų glaisto kitų mišinių į klozetus, nes išvalyti sukietėjusi šitą daiktą bus labai sudėtinga, brangu ir tikrai gali tekti ardyti. Sienas turime daug įvairiausių kibirų, pakuočių. Klozetai supakuoti į didelės dėžes, vonios, dušo kabinos, paskui maišai nuo glaisto ir panašiai. Visą tai nekraukit, nesandėliuokit kur vietoj automobilio, nekraukit laiptynėse praėjimai, evakuacija turi išlikti visada. Mūsų įmonė visą laiką palieka statybinius konteinerius, prašom tenai juos sukrauti, o jeigu išrūšiuotumėt, dar būtumėt didesni šaunuoliai. Vis dėlto grįšiu prie tos pačios minties, kad yra pigiausia ir efektingiausia ir gražiausia padaryti vieną kartą butą, pasisamdant gerus specialistus, kvalifikuotus, turinčius atestato, turinčius ir gyvenimo, ir darbinę patirtį. Su šiais žmonėmis, aš jums garantuoju, tikrai bus trumpiau, greičiau ir jūs džiaugsitės šituo rezultatu.